Tų planavimo technikų turbūt yra irgi vairiausių, ten tūkstančiai, šimtai tūkstančių, kiek žmonių tiek jų yra, bet yra kažkokios efektyviausios, kurios veikia dažniausiai. Nu, naudojat pastoviai ir jos pritaikomas labai daugam. Vėlgi, ką pavadintumėm technikom, bet be gero pagrindo, tai be sistemos, tai yra procesai, įpročiai, ta pati tobula diena arba, žinai, kažkoks griautis viso to. Paskui jau technikos man yra tik tai on top einantis dalykai. Pavyzdžiui, varlės valgymai ryte, kurį daug kas iš turbūt laiko planavimo coacherių pasakytų ar ne, tai jau būtų tiesiog on top tokia geras priedas technika, ką tu gali daryti jau per savo tą tobulą dieną, rytais padaryti tą sunkiausią, neskaniausią, atlikščiausią darbą, apie kurį tu kitu atveju galvotum tą visą dieną ir vakare vis tiek nepadarytum ir vis tiek nukeltum į kitą dieną. Tai susikoncentravus, disciplinuotai tiesiog pasakai savo, su impaktą pasirašai, atsikeliu, padarau savo ryto rutiną ir pirmas darbas, kurį padarau, yra šitas. Ne e-mailus tikrinu, ne klientams skambinu, ne kažką, o padarau va šitą. Ir jisai pasidarys tikėtina, žymiai greičiau ir geriau, negu kad kelti jį į vakarą. Jeigu visgi nuspręsit vakare daryti, jisai jums ištęs iki ten vakarinio dar pasidėjimo, kad patapšnotų savo per petį. Bet ryte pasidarys žymiai greičiau, nes yra ką tik užkrauta pati geriausia energija po miego, jeigu gerai miegojo.